Karštas pavojaus signalas Ramūnui Cvirkai. Jo pagrindinis vidurio puolėjas miega gynyboje. Čia Vaidotas Volkus. Štai taip jis beldžiasi į varžovų baudos aikštelę. Dar gali pasigerinti savo sulygę statistiką šiame mače. Perdavimas Julija Iličiui ir dėjimas iš viršaus. Vienu metu dar pakabėjo ant lanko ir matėte, kiek nedaug reikia pašokti serbui, kad galėtų taip galingai krauti iš viršaus. 26 metimai, 15 jų pataikytų Kingas ir Kymantas dabar baudos aikštelėje. Kymantas! Štai taip, dar vienos baudos aikštelės durys išspardomos ir Kymantas jau stovi tarpduryje ir sako labą dieną.